Jo, paspaudžiu. Tai pirmiausia, tai sveikinu visus, vėl susitinkam, kad ir Zoom'e gyvai būtų dar smagiau ir tai irgi įvyks netrukus. Va, o šiandienos tikslas tai yra BPS-as fast startui. Dabar fast startininkai tai ne tik tai, taip, ne tik fast startininkam jisai skirtas, tai ne tik tiem, kas ką tik tai pasirašė kontraktą ir startavo, bet ir tiem, pas ką komandoje tai įvyko. Ane? Dėl to, kad mes lyderiai komandų, sponsoriai tie vadinami, mes turime užduoti padėti naujokui įveikti kliučių ruožą, ane? Ar iššūkių ruožą, gal kliučių gal neteisingas pasakymas, bet iššūkių tai yra naujų tikslų ruožą pasiekimo ir įveikimo. Tai dabar Express Startas yra tokia knygutė, mes ją minėsime. Yra starto visi mokymai, va, eina jau rodo tą knygutę, aš irgi čia turiu kažkur tik tai praganiau jau ant stalo. Va, ir yra, jo, pačiam back office, dauguma iš jūsų žinot, kad yra visas starto kaip mokymai, ne, su daug video ir ypač tiem, kas kalba angliškai, nes jeigu angliškai nekalbat, tada jau šiek tiek yra sudėtingiau. Mūsų čia tikslas bus, planas yra, kad susitiksim kas mėnesį ir tikslas bus pradžiai ir pačią informaciją pasidalinti ateityje, daugiau naudosim įrašų. Tai reiškia, kad bus daugiau namų darbų, o šitą susitikimą naudosim klausimam, atsakymam ir galbūt apžvalgai. Tik tai, kur rasti tuos video ir kaip naudotis visą medžiagą. Va, tai dabar iš karto pradėkime, kad ne tuščiažodžiauti, o tiesiai prie reikalo. Viena iš svarbiausių užduočių startavus daugumai tai yra atsiimti tuos pinigus, kuriuos jūs įdėjot. Nusipirkot Ultimate Partner kitą. Tai yra paketą, tą didįjį vadinamą. Ir tikslas praktiškai visų, kas įsigyja Ultimate Partner kitą, tikslas būna atsiimti tuos pinigus, nes Zinzino rekomenduoja nepirkti tą paketą, o įdėti depozitą, tai yra 1169 ar kiek ten tų eurų, ir atsiimti visus tos pinigus per 12 mėnesių, bet kad atsiėmimas įvyktų, reikia išpildyti sąlygas. Tai dabar, Ina, kviečiu tave iš karto tada ir pereiti prie tų sąlygų supažindinimo. Gerai, tai sveiki visi dar kartelį ir aš iš karto einu, kaip tai atrodo, kur eiti, ką spausti. Ir jeigu kažkam kyla klausimų, tai jūs drąsiai įsijunkit mikrofoną, mane stabdykit ir užduokit tuos klausimus. Taigi, kiekvienas ką tik startavęs ir senai esantis partneris turi savo back office ir jis atrodo štai taip. Jeigu jūs startavot ir jau turit paketą nusipirkę, dabar jums reikia žinoti taisyklės, kaip atgauti tuos pinigus. Paskrolinam žemyn, paspaudžiam skiltį kampanijos, čianais keliaujam, mes matom, kokios dabar egzistuoja kampanijos ir ieškom, kur yra nupieštas Ultimate Partner Kit grąžinimo komplektas ir taisyklės. Ir čia dėja kol kas yra anglų kalba, bet tam esam mes ir kalbėsim lietuviškai. Taigi susigrąžinti paketą mes galima praėjus nuo jo pirkimo 12 mėnesių. Ir kaip mums reikia elgtis, ką mums reikia padaryti, kad tie pinigai sugrįžtų. Tai pirma, tai mes turim nusipirkti tą paketą. Antra, mes turim turėti kasmėnesinį automatinį užsakymą, kurį mes vadinam Zinzino for Free Kit Auto Order. Tai terminologija irgi labai svarbu naujokui suprasti šitų žodžių reikšmę tam, kad vėliau būtų lengviau susigaudyti mėnesių. Tada per metus laiko mes turim parduoti 25 Premier kitus. Lietuviškai dažniausiai tai vadinam prenumeratas arba abonimentus.
Ir 12 mėnesį turim pasiekti A-Team klientinį lygį. Dabar apie viską truputį smulkiau, kad būtų įmanoma suprasti, kągi čia visi šitie terminai reiškia. Tai pirma, nusipirkti partnerio paketą. Jūs greičiausiai tą jau padarėt. Jeigu nusipirkot Ultimate Partner kitą, tai viskas. Realiai toliau šitas punktas jau yra padarytas. Tačiau yra galimybė toks pusiau išsimokėtinai, pavadinkim, yra galimybė atgauti pinigus net ir tada, jeigu jūs startuojat su Basic kitu, tai yra mažytis rinkinys, ir 6 mėnesių bėgyje įsigijate Advanced kitą, tai yra vidutinio dydžio rinkinys. Tai jeigu jūs tą padarot 6 mėnesių laikotarpyje, tada nuo pirmojo paketo įsigijimo skaičiuojama 12 mėnesių ir jeigu jūs įvykdot visas šitas sąlygas per 12 mėnesių, jums pinigai. Jeigu jūs perkat Ultimate Partner kitą, jūs sumokat 1169 eurus ir gaunate didžiulį kiekį produktų, svarbiausiai ten įeina 10 kraujo tyrimų. Jeigu jūs visgi renkatės pradžiai pirkti mažą, po to vidutinį arba atvirkščiai jokio skirtumo per tuos pirmus 6 mėnesius, sumą pinigų jūs sumokat visiškai tokią pačią, tačiau produktų atžvilgiu jūs stipriai pralošiate, nes tokių kaip kraujo tyrimų vietoj 10 jau gausit tik 4, o produktų irgi gerokai bus mažiau. Tai reiškia, kad nauda jums didesnė, geriau iš kažkur gauti dabar tų pinigų ir nusipirkti Ultimate Partner kitą, negu pirkti dalimis. Bet tokia opcija yra ir jūs ją žinokit. Taigi, antroji sąlyga - automatiškai įsistatanti sąskaita Zinzino for Free auto orderis. Kas tai? Ir tai yra, ko gero, pati painiausia užduotis, ką kiekvienas naujokas turi padaryti, bet viskas step by step. Taigi, kas tai yra? Tai jūs, kai esate savo back office, aš tu jau sugrįšiu į back office, jūs galite pasitikrinti, ar jūs turite auto orderį. Va čia yra meniu auto order, mes spaudžiam. Na ir tarkim, jūs neturit arba kai jūs registravo, neuždėjo auto orderio. Nieko baisaus, spaudžiam pasirinkti ir čia, kaip matot, atsidaro labai ribotas pasirinkimas, galioja tik tais omega 3 papildai ir kaina yra ne tik buteliuko, bet kažkodėl didesnė. Kodėl? Pasižiūrim, kas į čia įeina. Taigi tai yra ne tik buteliuko pirkimas, tačiau ir programėlės GoCore galimybė naudotis. Šitą programėlę mes parsisiunčiam iš programėlių parduotuvės arba App Store, kitaip vadinama, į telefoną ir ten mes turim valandas įvairiausių mokymų, pasaulinio lygio coacherių apie saviugdą, apie šitą verslą, apie šitą profesiją, tam, kad greičiau suprastumėt, išmoktumėt ir galėtumėt puikiai statyti šitą verslą. Taip? Na ir užsisakius šį auto orderį dar gaunam kas 4 mėnesius nemokamą kraujo tyrimą. Taip? Taigi mes jį pasirenkam. Spaudžiam apmokėti. Taip, ir mums dabar rašo visa informacija ir žiūrėkit, pirmas mokėjimas bus po mėnesio nuo dabar. Tai reiškia, kad ne dabar jūs perkat šitą, o jūs tik užstatot, kad būtų aktyvus auto orderis, tai ko reikalauja taisyklėse. Taip, pasirenkam paštą, pasirenkam apmokėjimą, jeigu nustatot kortelę, jūsų vėliau klaus, kaip norėsit, kad atsiskaitinėtumėt sekančius mėnesius. Jeigu norit nebesukti savo galvos, palikit ant kortelės atsiskaitimo, nes kitu atveju jums reikės kiekvieną mėnesį prisijunginėti ir apsimokėti sąskaitas. Kodėl tai yra taip svarbu?
Todėl, kad šita taisyklė galioja, jeigu autoorderis, kaip ir minėjau, yra aktyvus kiekvieną mėnesį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad produktą jūs galite gauti visiškai nemokamai arba už jį galite mokėti. Jeigu jūs gaunat nemokamai, jums išsistato pašto išlaidos, kurias vis tiek būtinai turite sumokėti kiekvieną kalendorinį mėnesį. Ir čia norėčiau uždėti didelį šauktuką. Jeigu jūs padarėt visus darbus ir autoorderis yra nemokamas, jum išstatė sąskaitą faktūrą 4 eurų, tai yra pusinis pristatymo mokestis, tą sumą jūs turit sumokėti tą kalendorinį mėnesį, kada yra išstatyta sąskaita, nes jeigu pavėlavot nors vieną dieną, sistema, robotas, ne žmogus, paskaičiuos, kad buvo neįvykdytas autoorderis. Jeigu jis yra neįvykdytas, tada yra du variantai. Ne du, vienas, atsiprašau. Tada reiškia, kad jūs, kai susigražinėsit savo pinigus po 12 mėnesių, jums už tą mėnesį nuims 100 eurų. Tai reiškia, kad vietoj 1169 jau atgausit tik 1069, nes būsit neįvykdę autoorderio sąlygos. Taigi tikrai šitoj vietoje labai rekomenduoju savo užsižymėti arba užstatyti automatinį atsiskaitimą, kad šitos problemos niekada nekiltų. Taip. Grįžtu dabar atgal aš prie taisyklių. Tuojaus, sekundėlę, kad matytumėm sekančias taisyklės. Taip. Ar šitoj vietoje viskas aišku, jeigu turim naujokų, beje, ar turim naujokų? Turim. Dainora? Šiandien planavo atvykti. Aha. Ar Dainora? Dainora už... Atsiprašau, netyčia. Gerai. Kęstutį, užmutink, prašau, Dainora. Taip, tai tikiuosi, kad viskas aišku, jeigu turit klausimų, tai būtinai tada klauskit, gerai? Tai dabar aš tik apibrėžiu dar kartelį. Tai antras variantas, ką mes turim žinoti. Tai aktyvus autoorderis kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, kad arba jūs jį apsimokat, arba jūs jį užsidirbat, kad jis būtų nemokamas, bet pašto išlaidas jūs vis tiek turit padengti kiekvieną kalendorinį mėnesį. Dabar, o kaip uždirbti, kad jis būtų nemokamas? Tai turim įvykdyti dvi sąlygas. Viena, mes turim turėti 4 klientinius taškus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tą mėnesį mes turim būti pardavę 4 bet kokius iš mūsų webshopo produktus. Ir čia norėčiau, kad jūs pasižymėtumėt terminus, kad būtų lengviau irgi susigaudyti. Tai klientinis taškas, tai reiškia bet koks parduotas produktas iš Zinzino sistemos. O Premier Kit, tai yra prenumerata, tai yra duoda mum klientinį tašką, tačiau tai yra produktas su sutartim 7 mėnesiams. Ir čia dažnai naujokai painiojasi. Taigi autoorderiui, kad jis būtų nemokamas, yra svarbu ne Premier Kitai, o klientiniai taškai. Tai reiškia, kad jūs galit būti pardavę vieną prenumeratą, tą Premier Kitą, ir papildomai įdėję dar 3 produktus ir tai jau skaičiuosis 4 klientiniai taškai. Tai čia yra viena sąlyga. Antra, šitie 4 klientiniai taškai turi būtinai būti sugeneravę 20 arba 40 kreditų. 20 kreditų užtenka pirmuosius starto 4 mėnesius, vėliau nuo 5 mėnesio reikės 40 kreditų išlaikyti kiekvieną mėnesį, visus 12 mėnesių nuo jūsų starto.
Taip, tai dabar dar kartą apibendrinu. Turėti aktyvų autoorderį reiškia, kad išsistato arba pašto išlaidų sąskaitą, arba už visą produktą ir programėlę sąskaitą, priklausomai, ar jūs uždirbot ir turit nemokamai, ar neuždirbot ir reikia susimokėti. Ir vienu ir kitu atveju apmokėjus autoorderis skaitosi įvykdytas ir aktyvus. Ir jums šita sąlyga yra ček. Ar turim klausimų čia? Gal galite visi pagalvoti, ar jūs jau turite aktyvuotą autoorderį ir jeigu neturite, tai tada gal turite klausimą, o jeigu nedrįstate, tai tada klauskit savo sponsoriaus, ar jūs turite ar neturite ir pasižiūrėkit, pasitikrinkit. Svarbiausia, pasižymėkit, kad tai patikrinti ir išsiaiškinti, ar turit. Aš kaip ir minėjau, kadangi tai pakankamai painu, aš tikrai paruošiu trumpą video, kuriame bus vizualiai parodyta punktas po punkto, ką tai reiškia, ką aš čia kalbėjau ir ką būtinai kiekvieną mėnesį turit sekti, kad tai būtų įvykdyta. Tai, kaip ir sakiau, tai pats painiausias punktas, kur yra daug detalių. Kiti du tikrai labai lengvi. Tai dar viena sąlyga, ką mes turim padaryti, tai per visus 12 mėnesių mes turim būti pardavę 25 Premier kitus. Kitaip tariant, 25 prenumeratos, jeigu lietuviškai. Ir čia visai nesvarbu, ar jūs jas parduosit per pirmus pusę metų, ar išsidalins per visus metus, ar labiau koncentruotai parduosit gale metų, jokio skirtumo visiškai nėra, sistemai tai visai nesvarbu. Net jeigu jūs parduosit per pirmus pusę metų, bet vienas kitas prenumeratorius išmokėjęs 7 sąskaitas nutrauks, vis tiek šitas skaičius skaičiuosis. Tai reiškia, kad per tuos 12 mėnesių, nesvarbu ar žmogus tęsia, ar jis nutraukė, jums vis tiek skaičiuojasi. Taip pat skaičiuojasi ir prepaidai. Tai reiškia, kai žmogus visą prenumeratą apsimoka vienu metu. Pirmas pirkimas ir visa prenumerata sumokėta viena sąskaita. Tai irgi skaičiuojas. Ir trečioji sąlyga, tai yra paskutinį 12 mėnesį jūs turite būti aktyvus A-team. Ką reiškia aktyvus A-team? Tai yra klientinis levelis, jūsų asmeninių klientų skaičiai ir sukurta apyvarta. Palauk. Kažkokia. Taip, merginos, užsimutinkit. Gerai. Tai kad būtų lengva atsiminti, galite parsisiųsti komisinių planą ir komisinių plane yra va tokia lentelė. Ir čia yra klientinio karjeros kelio titulų pavadinimai, o čia yra, ką tas pavadinimas reiškia, kiek mes turim surinkti tų klientinių taškų ir klientiniai taškai, kiek turi sugeneruoti kreditų. Taigi, jeigu aktyvus A-team, tai reiškia, kad tą mėnesį pas jūs iš asmeninių klientų turi būti parduota 25 produktai. Ir čia gali būti 25 prenumeratos, bet gali būti mažiau prenumeratų, bet plus vienetiniai produktai. Jokio skirtumo, svarbu, kad jūs matytumėt, kad turit 25 klientinius taškus, kurie bendrai sugeneravo 125 kreditus. Kreditus jūs galit matyti webshop'e prie kiekvieno produkto, kur yra parašyta valiuta tos šalies, už kurią mes perkam produktą, ir apačioj mažyčiais skaičiukais vos matomais yra parašyta skaičius ir CR. Tai reiškia kreditų suma, kiek tas produktas vertas kreditų. Taigi, kai mes turim per mėnesį parduotus 25 produktus, kurie sugeneravo 125 kreditus, mes skaitomės, kad esam aktyvus A-team. Tai jeigu grįžtu į taisyklės, tai taisyklė sako, kad paskutinį 12 mėnesį jūs turite būti aktyvus A-team. Jeigu šitas 3 sąlygas įgyvendinot, maždaug
po 45 dienų nuo to, kai baigėsi jūsų laikotarpis 12 mėnesių, bus pervedami, gražinami jums pinigai. Arba jūs gausit specialų pasiūlymą iš Zinzino per email savo adresą, per email paštą. Kas čia dar surašyta, kas yra svarbu, kad jeigu jūsų klientas nusipirko prenumeratą, ją apmokėjo ir po to persigalvojo ir gražino prenumeratą atgal į Zinzino, o Zinzino gražino pinigus, tai turėkite omeny, kad tai nesiskaičiuos. Tai bus pradžiai paskaičiuota, po to išskaičiuota. Tai būkite akylūs ir jeigu taip nutiko, nieko tokio, tiesiog pasižymėkit, kad netyčia neperskaičiuotumėt kažko neteisingai ir 12 mėnesį neįvyktų avarija. Tai va ir viskas. Tai jeigu dar kartą susiaurinant, yra 3 sąlygos, kurias mes turim įvykdyti. Pirma, aktyvus autoorderis, kiekvieną mėnesį apmokėtas būtinai tą kalendorinį mėnesį ir ne dieną vėliau. Antra sąlyga, 25 prenumeratos per metus. Trečia sąlyga, aktyvus A-Team paskutinį 12 mėnesį. Tikiuosi, kad buvo aišku, o jeigu ne, laukit mano video, ten bus tikrai aišku. Viskas, ačiū uždėmesį. Gerai, ačiū labai, Ina. Tiem, kas esat naujokai, jeigu jums nuskambėjo sudėtingai, tai nepergyvenkit. Svarbiausia yra jums. Tai jeigu turit dabar kuo rašyti ir ant ko rašyti, tai aš jūsų vietoje užsirašyčiau tiesiog autoorderis ir kad jį reikia sužiūrėti. Ane? Tai reikia išsiaiškinti, kas tai yra, kur tai yra. Matau, kad Julija dėkoja, kad labai aiškiai buvo. Va, bet jeigu kam nors dar buvo klaustukų, tai autoorderis reikia užsirašyti, kas tai yra. Tada reikia užsirašyti prenumeratos ir kad reikės 25 per 12 mėnesių, taip, ir kad reikės būti atimų 12 mėnesį pačiam gale. Ir jeigu jūs šitas sąlygas sužiūrėsit 3 ir išsiaiškinsit, jeigu šiandien dar kažko nespatot eigoje išsiaiškinsit, tai tada jūs gausit gražinimą pinigų, kuriuos įmokėjot už Ultimate Partner kitą, arba, kaip Ina minėjo, upgrade'ą darėt. Nusipirkot mažesnį paketą ir nusprendėt, kad visgi verta yra. Ir dar Ina, turbūt, nežinau, neatsimenu ar paminėjo ar ne, kad jeigu nusipirkat mažesnį paketą, tai klientai tie 25 jau skaičiuojasi. Ne nuo upgrade'o, o nuo pirmo to, kad ir mažesnio paketo pirkimo. Tai dabar mes jau prabėgom per vieną šiandienos temą, tai yra kaip susigrąžinti pinigus. Ne? Dabar, prieš dar pereinant prie jau bendrų temų, aš labai trumpai tik tai parodysiu, kokios yra galimybės jūsų pajamų uždirbimui ir kaip tai padaryti. Tai kai mes pristatome verslo planą, mes rodome štai šią skaidrę. Ir mes kalbame apie tai, kad šioje skaidrėje yra užfiksuotas visas verslo planas. Dėl to, kad toliau partneriam belieka tik tai atkartoti partneriui A, atkartoti šitą pačią skaidrę ir partneriui B atkartoti šitą pačią skaidrę. Dabar vėlgi, partnerių A ir B, čia yra viena detalė, kurią mes irgi užakcentuojam, kad jeigu jūs startavote ir pasirašėte 2 partnerius į komandą, bet jie neatkartoja skaidrės, jie nieko nedaro, pavyzdžiui, jie tiesiog gal suklydo, paskubėjo apsispręsti, nusipirko, kad ir po Ultimate Partner kitą, bet po to nusprendė, kad visgi jie nestatys verslo, gal nebent pinigus atsiims. Tai jie nesikvalifikuoja kaip A ir B verslo statyme. Reiškia, jums reikia dar 2 partnerių. Kvalifikuojasi kaip A ir B tie, kurie atkartoja šitą pačią skaidrę. Reiškia, tai atrodo štai taip, kad jie turi po 4 klientus ir bent po 2 partnerius. Ane? Tai toliau, kai mes kalbam apie verslo planą, mes parodome štai ką. Kas nutiktų, jeigu visi iki vieno startavę partneriai įgyvendintų šitą skaidrę, kiekvienas iš jų per vieną mėnesį. Kas tada nutiktų? Pirmo mėnesio pajamos jūsų būtų 500 eurų, antro mėnesio pajamos
jūsų būtų dar plus 1200 eurų ir ten toliau papildomai priklauso nuo klientinių tikslų pasiektų. Bet 1200 eurų jums, o jūsų A ir B uždirbo tai, kas parodyta pirmoji skaidriai. Trečią mėnesį jūsų C, D, E ir F pasirašė po du partnerius. Ir jūsų bendra uždirbtų pinigų suma yra 4000. Ketvirtą mėnesį mes praleidžiam, rašom penktą iš karto, kad supaprastinti ir pagreitinti. 15 tūkstančių eurų iš viso yra uždirbta, jeigu su sąlyga, kad kiekvienas partneris startavęs padarė tik tai tą pirmą skaidrę ir nieko daugiau. Ir 7 mėnesį jūs taptumėt kraunu ir būtų uždirbta pinigų suma 45 tūkstančiai. Ir nuo krauno, jeigu išlaikote krauno titulą kas mėnesį, jūsų pajamos yra 12 tūkstančių eurų. Tai čia tik tai supažindinimas vėl, jūs šitą komisinių plano variantą galite rasti pavadintą Executive Run dokumentų bibliotekoje. Ar visi žinot, kur yra dokumentų biblioteka, galbūt aš parodysiu dabar, dėl to, kad gal dar kas nors iš naujokų nežino. Tai jūs prisijungiate, tik pasižiūrėsiu, ar manęs neišmetė lauk, ne. Ir čia štai yra pas mane angliškai File Library, o pas ką lietuviškai tai tikriausiai vadinasi dokumentų biblioteka. Ir čia paspaudus jūs galite rašyti Executive ir spaudžiam ir yra Executive Run prezentacija. Kaip matot, man nebūtina buvo užrašyti visą pavadinimą, užteko Executive. Čia taip pat jūs galite parsisiųsti ir standartinę prezentaciją. Rašot Presentation ir tada gaunat daugybę visokiausių prezentacijų. Tik tai klientinę, tik tai kartu su partnerinė ir panašiai. Tai va tokiu būdu. Dabar vėlgi, mūsų tikslas šiandien nėra iki smulkiausių detalių nukeliauti, mūsų tikslas yra supažindinti su bendru paveikslu ir, tikrai pasiekti įmanoma daug ko. Jau Ina parodė, kaip susigrąžinti pinigus už paketą, dabar aš parodžiau, kokį galima didžiulį verslą susikurti, jeigu užtikrinti, kad kiekvienas partneris padaro tik tai vieną tą skaidrę, tik tai tai, kas nupiešta toje vienoje skaidrėje. Dabar įsivaizduokit, kas nutinka, jeigu kiekvienas iš tų partnerių, kurie sustartavo, sakykim, kad jūs užlipot iki krauno, jie visi surinko po 25 tuos abonementus, tapo tais A-tymais. Tai tokiu atveju galit pasiskaičiuoti, kiek klientų jūs turėsite. Ir tai jau bus pakankamai klientų, ko gero, kad beveik išlaikyti tą krauną. Tai va toks yra supažinimas su verslu. Dabar klausimas kyla, kaipgi visą tai įgyvendinti, nes kaip vienas mano treneris sakė maratono kilometrai tik ant popieriaus gražiai ir lengvai paišosi, o kai reikia nubėgti, tai būna ne taip paprasta. Štai čia yra Get Started Training. Skrolinus, pastumus ekraną žemyn, jūsų back office, tai jūsų, kai prisiloginat, prisijungiat prie Zinzino paskyros ir ten spaudžiat Get Started Training. Ir tiem, kas kalbat angliškai, tai labai paprasta, nes visus video jūs galite persižiūrėti. Tiem, kas nekalbat angliškai, šiais laikais yra instrumentų daugybė, vieni geresni, kiti blogesni. Vienas iš jų yra ChatGPT. Galite atsidaryti ChatGPT, jam geriau sekasi negu Google Translate'ui. Google Translate'as kažkodėl ne visada gerai girdi, su klausa kažkas jam yra ir jis ne visada gerai užrašo tą, ką girdi. Ir tada vertimas. Bet ChatGPT, jūs galite pasileisti ChatGPT, paspausti mikrofoną ir tada paleisti video. Ir jūs jį galite stabdyti kažkiek laiko ir žiūrėti, ką parašė. Jūsų galite paprašyti, kad ChatGPT tiesiog klausytųsi ir verstų į lietuvių kalbą. Tai va tokiu būdu, arba galbūt galite kažkokią kitą priemonę naudotis ir tokiu būdu išsiversti į lietuvių kalbą ir savo gimtąją kalbą tada klausytis video. Tai onboarding yra starto toksai mokomasis video, o Get Started tai yra kaip pradėti verslą. Kaip iš viso, kur jūs čia atsirado, tai onboardingas, kaip pradėti verslą Get Started trainingas. Ir toliau yra pagrindinės pirmosios užduotis, užsirašyti savo tikslus,
planą pradėti kurti, pradėti coachinimo sesijas, tai mokymosi sesijas su savo treneriais, su tuo, kas jūs pakvietė, jeigu tas žmogus taip pat yra naujas sistemoje, tai su jo mokytojais. Ir pamažu pradėti auginti savo bendruomenę. Tai yra jūsų verslas, yra iš tikrųjų jūsų bendruomenė. Šį verslą trumpai aš galėčiau dar įvardinti taip. Tai yra, kaip man geriausiai patinka komunikuoti, kas tai per verslas. Aš dažniausiai sakau taip, ar mėgstat trešnės? Tai dažniausiai man žmonės atsako taip, mėgstu. Tai sakau, vienas medis trešnių negali duoti 100 000 trešnių. Na, visi sutinka, palinksi galvas. Tai sakau, jeigu norisi daugiau trešnių, nereikia vieno medžio spaust arba dviejų medžių. Reikia tiesiog visos giraitės medžių, reikia sodo, reikia daugiau trešnių medžių. Taigi šis verslas tai nėra, kad startavau ir einu daryti 100 pardavimų klientams. Tai būtų prievartavimas vieno medžio, kad jisai duotų 100 ar dešimtis ar tūkstančius trešnių. Tai vienam medžiui tai gali būti per daug, jūs galite pervargti, galite suprasti, kad labai daug klientų turėdami jūs ir darbų savo užsikraunat, nes jie pradeda jums skambinti, nori pakeisti ką nors, ištrinti ir panašiai. Žodžiu, jie įdarbina jūs. Tai yra ir gerai, ir tuo pačiu jūs gali stabdyti nuo didesnių pajamų. Tuo tarpu šio verslo idėja yra, kad daugėja partnerių jūsų komandoje ir kiekvienas bent jau pakyla iki to minėto Inos A team. Tai yra bent jau iki 25. Na, galima iki 30, kad nenukristi gale mėnesio netyčia iki 24 ir kad nebūtų streso. Taigi, kiekvienas partneris rekomenduojama turėti kiekvienam partneriui 25 arba 30 klientinių tų taškų, būti A teamu. O toliau visą kitą jau pasirinktinai, jeigu labai patinka klientinė plėtra, tai galite toliau tęsti klientinę plėtrą. Bet jeigu jūs galvojate apie didesnės pajamas, apie 3-4 tūkstančius eurų arba daugiau, tai reikėtų galvoti apie organizacijos, apie giraitės, trešnių medžių giraitės modelį, o ne vienas medis neša daug klientų. Ane? Supratot? Dėl to čia ir yra kalbama apie bendruomenę, o ne apie klientų skaičių, ne? Bendruomenė partnerių. Na ir toliau, ties kiekvienu, čia yra užduočių daugiau ir ties kiekvienu užduotim yra video. Tai tiem, kas dar nebuvot užsukę į šią paskyros dalį savo, tai yra Get Started trainingas, tai būtinai čia užsukite ir būtinai pradėkite žiūrėti tuos video, dėl to, kad kiekvienas iš jų jums gali duoti vieną ar kitą kertinę idėją, su kuria jūs žymiai greičiau pradėsite augti arba iš viso netgi susigaudysite, ką jūs čia veikiate, ką čia reikia daryti, kaip reikia daryti. Na va, na ir šiandien mes šiek tiek galbūt pasinaudosime ir Lietuvoje dirbančių lyderių išmintim ir patirtim ir pasikalbėsime, aš keletą klausimų užduosiu keletui žmonių. Taigi, vienas iš labai svarbių dalykų startavus, tai yra angliškai vadinama mindset, lietuviškai būtų nusiteikimas. Ir jeigu turit rašiklį ir ant ko rašyti, tai užsirašykit, kad nusiteikimas yra ypatingai svarbi šio verslo dalis. Dabar ką tai reiškia? Nusiteikimas tai reiškia, kad jūs kažką savo sakote, na pavyzdžiui, kas nors startavęs gali sakyti, gal kada nors ką nors čianai darysiu. Jeigu nusiteiki, nes jūs taip save nuteikėte, kad gal kada nors ką nors darysit. Ir su tokiu nusiteikimu rezultatai bus vienokie, negu kad jeigu jūsų nusiteikimas būtų pasieksiu savo tikslų, kad ir kas be nutiktų. Ne? Jeigu jūs taip savo sakote, tokiu atveju tikimybė yra, kad jūs daugiau pasieksite labai labai didelė. Dėl to, kad ir aišku, jeigu jūs ne tik sakote savo, galima tik savo sakyti ir netikėti tuom. Bet jeigu jūs sakote ir
ateinate iki taško, kai jūs ir patikite tuo, ką sakote, kad jūs tikrai, kad ir kas be nutiktų, gal vėliau, gal greičiau tai pavyks, bet jūs pasieksite to, ko jūs čia atėjote. Jūs pasieksite ir vėlgi būtų gerai užsirašyti, ko jūs čia atėjote. Ne? Ar tai yra finansinė laisvė ir kas tai, ką tai reikštų, kiek tai yra eurų į mėnesį pajamų. Ar tai yra padėti žmonėm, padėti bendruomeniai kokiai nors, pavyzdžiui, padėti mamoms su vaikais, kurios yra namuose ir kurios šiuo metu negali gauti pajamų iš standartinio darbo, ne, kaip atlyginimo. Tai vat, arba dar kažkokia tai jūsų yra idėja, ką jūs norite čia nuveikti. Tai vat nusiteikimas ir tas nusiteikimas tai yra, pavyzdžiui, gali būti nusiteikimas, kad čia yra kažkieno tai verslas. Nu, čia kažkoks zinzino, jis priklauso kažkam ir čia jų verslas. Aš tai čia tik tai šiaip savo esu. Gali būti labai kitoks nusiteikimas, gali būti nusiteikimas, čia yra mano verslas viduje kito verslo. Na, aš dažnai kaip pavyzdį naudodavau karate klubą, aš esu turėjęs ir jisai buvo sporto klubo patalpose. Tai reiškia verslas versle, nes sporto klubas yra verslas, kuris yra pastatas ir visa struktūra. Ten ir treneriai dirba ir taip toliau, bet yra ir salės. Yra ir savininkai. Ir aš nesu nei savininkas to sporto klubo, nei esu samdomas darbuotojas. Aš buvau verslas versle. Mano pajamos priklausė nuo to, kiek aš susirinkdavau į tą salę besitreniruojančiųjų. Ane? Tai mano požiūris buvo, kad tai yra absoliučiai mano verslas, nors aš esu kito verslo patalpose. Suprantama idėja, tiesa? Ir aš manau, kad šita idėja antiek mums visiems suprantama, kad jūs ją galite atsinešti ir į zinzino. Ir jeigu jums pavyks su savim susikalbėti, kad čia yra absoliučiai jūsų verslas, verslo viduje, tai niekieno kito. Nuo jūsų viskas priklauso, kiek ko jūs turėsit, kiek ko pasieksit. Tai tada jūsų plėtra nuo to momento, kai jūs su savim šitą susikalbėsit, gali tiesiog šokti į viršų labai stipriai. Vien dėl šitos idėjos, kuri jūsų viduje atsiras. Tai, na, toliau. Nusiteikimas dar ne viskas. Ne? Yra žinios. Žinios yra dalykas, kuris jum yra labai svarbus. Ir Ina pasidalino žiniomis apie grąžinimą paketo. Persiūsime į partnerių mokymą LT, įkelsime įrašą, kur Ina kalba ir labai labai tobulas įrašas tikrai. Aš kiek kartų jį klausiau, tiek kartų žavėjausi. Tai yra apie spurgas. Žinot, ką reiškia spurgos? Tai ne varškės spurgos, tos, kur būna valgykloje, mokyklos dar atsimenu. Tai yra spurgos greito starto ir aš dabar parodysiu, kur jas rasti ir kaip jomis pasinaudoti. Ne? Taigi yra... O, mane išmetė lauk. Taip, tai dabar eikim į... Aha, gaila, bet aš spurgų jau nebeturiu, tai dėja čia negaliu parodyti. Na, tiek to. Fast Start Overview. Jeigu jūs atsidarysite, tai jūs tenai pamatysite tokius ratukus, kuriuose bus nurodyta jūsų terminai, iki kada ir greito starto tikslai. Tai yra 30 dienų tikslas, kurį galima pasiekti ir greičiau, 60, 90 ir 120. Tai Ina tame video labai gražiai kalba apie tai, ką reikia padaryti, kur reikia rasti informaciją ir kokia grąža už tai yra. Tai tą video rasite partnerių mokymą LT po šito BPS-o ir tada persižiūrėkite tenai. Jį gali žiūrėti kiek norit kartų, tai labai gerai, dėl to, kad tada galite išmokti. Na, tai toliau žinios. Prie žinių tai, ką aš rodžiau apie komisinių planą, apie tai, kas tai per verslo modelis. Visa tai yra žinios, nes žinios dar nėra veiksmas. Mes matėme daug kartų, kaip žmonės startavo zinzino versle. Jonas labai gražiai pasakė,
kad matom partnerius, kurie nusiperka bilietą į traukinį, traukinys važiuoja, bet jie neįlipa į traukinį. Jie stovi perone ir nelipa. Tai tikėtina, kad kiekvieno iš mūsų komandoje pasitaikė tokių partnerių, kurie, na, bilietas nusipirktas, tai reiškia Ultimate Partner kitą ir partnerystę įsigijo žmogus ir nusprendė, bet po to nieko su tuo nebedarė toliau. Va, tai čia jis galbūt turėjo ir žinias, gal nusiteikimas netinkamas buvo, bet jis nepradėjo daryti veiksmų. Tai va dabar, Gintai, jeigu tu gali įsijungti mikrofoną, man labai patiko tavo mintys apie tai, jos tinkamos yra ir su potencialiu partneriu bendraujant. Ane? Gintas dažnai klausia žmogaus, ką tu veiksi, kaip tu save matai po pusės metų. Tai Gintai toliau pratesk. Sveiki visi. Aš galbūt turiu tokį savo požiūrį, nesakau, kad jis labai teisingas arba jis klaidingas, jis man yra pasiteisinęs ir aš visą laiką su nauju partneriu galbūt pradedu pokalbį taip, kokie tavo tikslai? Labai dažnas naujas žmogus atėjęs, jisai po šito klausimo tokią ilgoką pauzę ir veido raudonį išstumia, nes gal daugelį tas klausimas būna gana netikėtas. Sakau, gerai, supaprastinam visą klausimėlį. Ką tu norėtum čia nuveikti šiuo metu? Nu ir tada išgirsti iš žmogaus jo tokius pirmus samprotavimus. Taip maždaug, taip, galbūt kitaip ir panašiai. Aš sakau, viskas tvarkoju, puiku. Dabar šiandien yra 2025 metai. Tu atėjai į Zinzino. Aš čia esu jau daugiau negu 12 metų. Taip, kaip tu save matai ir kur tu save matai šito verslo ir šitų galimybių plotmėje už 10-12 metų. O klausimas kartais taip ir pakimba ore ir tada mes pereinam prie paprastų dalykų. Tai gal sutarėm taip, kad aš tau parodysiu galimybės. Juk žiūrėkit, dažniausiai naujas atėjęs žmogus pas jį daugiau yra tokio įsitempimo, baimės negu pasitikėjimo. Žinot, baimės būna daug, pasitikėjimo mažai. Ką reikia padaryti? Reikia kelt pasitikėjimą ir sumažinti baimę. Kada situacija pasikeičia, taip jūs jau turit partnerį. Partnerį, kuris bus jūsų komandos rimtoji dalis. Aš parodau galimybės. Aš paaiškinu, ką mes turim padaryti, kokie mūsų procesai, kiek laiko, ką aš galėsiu padėti ir kodėl daugelį klausimų, gal pradžioje netgi aš padarysiu. O tau reikės atsisėsti. Pas mane yra tokie gal 5, reiškia, pagrindiniai tokie reikalavimai atėjusiam žmogui, 5 aš gal nesakysiu. Bet pirmas yra neklausyti, o girdėti. Antras, nežiūrėti, o matyti. Trečias, leisti būti mokomam. Ir ketvirtas, tai yra tas, ko manęs labai ilgai mano sponsorius Zigmas mokė, išmokti laiku patylėti. Man tai būdavo pats sunkiausias. Tai kada mes pereinam prie tokių paprastų, lengvų žingsnelių aiškinimo, mes žiūrėkit, mes einam per laiką. Juk tai neįvyks per sekundę, neįvyks per valandą, gal net per dieną, o gal ir per savaitę neįvyks. Mes einam per laiką. Mes sakom, kad šį mėnesį suskirstom į keletą savaitėlių. Mes padarysim šitos žingsniukus. Taip, juk žiūrėkit, jeigu atsistojam prie ilgų laiptų, niekas nešokam ant 33 laiptelio. Plyšim. Taip, pradedam nuo kiekvieno laiptelio. Ir tas laiptelis yra šiandien. Kiti laipteliai yra rytoj. Ir kada mes su žmogum šituos laiptelius tarsi išanalizuojam, išnarstom ir išsiaiškinam, dažniausiai nuomonė, kurią jisai turėjo prieš tai, nu čia aš nepadarysiu, aš čia dabar viskas tvarkoj.
ta nuomonė dažniausiai pasikeičia. Mes ką padarėm? Mes padarėm paprastą dalyką. Mes pradėjom mažinti baimę. Mes ugdom pasitikėjimą. Ir mes sukuriam žmogui realią vizualinę galimybę per laiką. Gintai, kadangi laikas labai ribotas ir labai labai geros mintis, aš noriu dar apibendrinti ir tą, ką aš iš tavęs išgirdau, tai yra genialu. Ir mano manimu, tai labai netgi gerai veikia ir partnerių, potencialių partnerių susitikimuose, kur dar partneris nėra apsisprendęs. Kai Taip. Gintas klausia, kaip tu save matai po 5 metų arba po 10 metų. Ir žmonės dažniausiai nežino. Jie sako, ką aš žinau, aš nežinau, ką iki vasaros aš nuveiksiu. Ne? Tai tada Gintas ir sako, susitinkam, pasižiūrėsim projektą, kuris yra daugiau negu 10 metų į priekį. Tai yra tikrai labai geras ir pakvietimas kalbėtis. Ir genialu, manau, kad tai, kad tu Gintai pasakėjai ir kaip mes kalbėjom čia vieną iš dienų, kad tai kaip tu kalbėsi su ką tik startavusiu partneriu, tai yra neinvazinis būdas užsibriežti tikslus. Jeigu suprantat, ką tai reiškia. Nes būna invazinis būdas užsibriežti tikslus. Tai reiškia, nu tai ką, Raimondai, tai dabar darysim fastartą, ne? Taip, fastartą, ne? Nu tai gerai, tai tada einam, jau dabar žiūrėk, va čia imk telefoną, skambink dabar. Tai čia yra invazinis būdas. Ginto labai elegantiškas yra būdas ir gražus kartu peržiūrėti galimybės. Kartu su priemonėmis, ne? Nes tai Gintas pats tampa priemonė, tada tam žmogui pagalbos ir gali pravesti prezentacijas, gali suteikti informaciją ir panašiai. Ir dar gal vieną minutę, Kęstai, aš dar vieną pastabėlę norėčiau dar irgi pasakyti, kad kodėl tai yra efektyvu ir kodėl tai yra toleregiška. Juk aš girdėjau ir iš Kęsto, ir iš savo sponsorius, iš daugelio kitų mokusių mane žmonių, kad tai yra duplikavimo verslas. Ir taip, kaip jūs pradėsit dirbti su savo naujų komandos būsimu partneriu, žmogumi, jis lygiai taip pat duplikuos išmoktus įgūdžius, pradėdamas ir dirbdamas toliau su savo partneriais. Už tai nebijokit padaryti klaidų. Laiku tas klaidas ištaisykit. Bet niekados nepamirškit, kad mokytis, nesvarbu, kiek tai kartų bus pasakyta. Ina sako šiandien, kad gal pervardinam ten nereikia. Viskas puiku nuo tų pirmų žingsnių, net ir man, ir manau netgi Kęstui, ir daugelį iš mūsų čia esančių. Šitas pasikartojimas niekad jisai nebuvo probleminis. Jisai aš, pavyzdžiui, šiandien kai ką, pasakysiu tiesiai šviesiai, atradau papildomai naujo. Prisiminiau. Kodėl? Juk žiūrėkit, kiekvienas dalykas dažniausiai yra tai, ką mes jau būnam pamiršę, iš naujo surandam. Ir ar tu bronza, ar tu egzekutyvas, manau, kad ar tu prezidentas, vis tiek šitie dalykai yra geri dalykai. Apie spurgas tai aš supratau. Mačiau, jinai liktai po Kauno Laisvės alėją vaikščioje. O jinai garsėja pačia geriausia spurginė visoje Lietuvoje. Supratau, iš kur spurgas atsiradė. Gerai. Atsiprašau už nukrypimus. Ačiū Gintai ir einam tada toliau į priekį. Ačiū labai už pasidalinimą ir įžvalgas. Taigi, toliau fastarte. Tai jeigu jau turit gerą nusiteikimą, pasižiūrėjot, kokios galimybės, ką čia nuveikti ir jūs sužavėjo, jūs jau užsikabinot, jau sakot, nu dabar tai jau tikrai man patinka tai čia, ką čia galima pasiekti, dabar jau noriu. Ir pradėjot daryti užduotis, kurios yra čia. Tai yra prospektinimas vėliau, galbūt ta užduotis, bet 100 žmonių sąrašą susirašot ir dabar su tuo sąrašu tai pereinu prie Jono ir Jonas turi irgi žinutę labai stiprią, dėl to, kad su Jonu mes startavom prieš 14 metų, ne? Nuo 2011. Studijų 16 metai eina. 16? Aš matyt skaičiuoju prastai, bet reikės nuo 2011. Tai, Jonai, pasidalink tuo, kad mes kartais nesąmoningai, naujai startavę, nesąmoningai elgiamės su sąrašu ir Jonas gal pagilins tą mintį, ką tai reiškia.
Na, visų pirma, tai labai gražiai Express starte kalba apie tai, kad mes pasidarytumėm kontaktų sąrašą. Tai 49 puslapis rodo, kaip pasidaryti tą kontaktų sąrašą ir tai yra vienas iš labai svarbių momentų. Tačiau antras labai svarbus momentas tai yra pasidarius kontaktų sąrašą tinkamai prioritizuoti žmonės. Tai reiškia, tinkamai juos atsirinkti. Ar matosi mano ekranas jums? Taip. Na, visų pirma, tai 117 puslapį Express starte labai gražiai kalba apie tai, kad kaip atsirinkti žmonės. Na, visų pirma, aš įvardinau šiandien tokius pagrindinius 6 punktus iš savo patirties, pagal ką aš maždaug atsirinku žmonės. Ir pirmąją tvarką, pagal ką reikėtų atsirinkti žmogų, su kuriuo norėtume daryti verslą, tai yra, kitaip sakant, prioritizuoti, tai yra tuos, su kuriais jums patiktų daryti verslą. Na, tai tuos žmonės, kuriuos jūs pažįstat. Karštas, šiltas, šaltas ratas žmonių yra. Tai ta bendruomenė, kuri jūs supa. Aišku, pats tinkamiausias būdas tai jūsų karštasis sąrašas. Draugai geri, pažįstami geri, kurie jumis pasitikė, kur jūsų pasiūlyta mintis jam tik patiktų, su kuriais jums būtų malonu daryti šitą verslą ir jūs norėtume daryti šitą verslą, nes kartais atsitinka taip, kad jūs einate į darbą, dirbate su tais bendradarbiais, su kuriuom jums nelabai patinka. Arba jūs einate į darbą, kur vadovas jums visiškai nepatinka, jūs turite dirbti su juo. Tai šitame versle jūs galite rinkti, su kuo dirbti ir tai yra puikiai galimybė. Antra galimybė, pagal kurią reikėtų pagalvoti jums, kaip jūs plačiai norėtumėt vystyti šitą verslą. Aš suskirščiau tai tokį prioritizaciją pagal šalis ir miestus. Tikrai nemažai esu šitame versle ir, žinot, aš esu netgi pasidaręs skirtingom šalim kontaktų sąrašus. Lenkijai, į kurią pradėjau vystyti šitą verslą, Latvijai, į kurią pradėjau vystyti šitą verslą, Amerikoje važinėjau, irgi ieškojau kontaktų. Tai tiesiog galima pagal šalis susidėlioti savo kontaktus ir pagalvoti apie šitą verslo vystymą pagal šalis, galbūt pagal miestus, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Gal jūs dirbsite Klaipėdoje ir jums reikia ten kontaktų. Tai kad jie būtų vienoje vietoje ir jūs juos matytumėt, jums labai gerai būtų juos susirašyti į vieną atskirą kažkokį failiuką arba sąrašą užrašų knygutėje. Jums lengviau tiesiog bus dirbti. Taip pat yra daug socialinės medijos šaltinių, per kuriuos jūs galite susirinkti daug kontaktų. Tai galbūt jūs per socialinę mediją skiriate kažkokią žinutę ir užsibrėžėte konkrečią rinką, kurioje jūs norite dirbti ir ten vystyti verslą. Kodėlgi ne? Trečia galimybė pagal potencialą. Aš tai vardinčiau privatus ir juridiniai asmenys. Reikia nepamiršti, kad pas mus partneriais gali tapti ir juridiniai asmenys, ne tik tai jūsų draugai pažįstami, bet taip pat ir įmonės. Įmonės, kurios turi kažkokią tai grožio arba sveikatinimo liniją, grožio centrai, sveikatinimo kabinetai, sporto centrai, kodėlgi ne? Įmonės, kurios turi interneto parduotuvės, taip pat gali būti jūsų partneriais ir jūs galite juos įtraukti į savo ratą. Privatus asmenys. Ypatingai tie, kurie turi galimybių potencialą, kaip įvardinau. Tai reiškia, kurie turi srautus kažkokius tai vartotojų, kuriem tikrai pavyks savo vartotojų ratui pasiūlyti mūsų tinkamus sprendimus. Tai ir kraujo tyrimus, ir sveikatos produktus. Ir manau, kad šitie partneriai jums tikrai labai gerai tiks ir jūs galite pasidaryti atskirą sąrašą trenerių, mokytojų, medikų, sveikatos edukatorių, influencerių, sportininkų, kurie turi daug sekėjų socialiniai medijoje ir panašiai. Tie žmonės, kurie tiesiog yra aktyvus. Ketvirtas, pagal gaunamas pajamas. Pagalvokit apie vieną labai įdomų faktą, kurį pasiūlė Kiyosakis. Kad suskirstė žmonės į 4 tipus pagal gaunamas pajamas. Darbuotojas, pats save pasamdęs, verslininkas ir investuotojas. Didžioji dalis visuomenės, apie 95% visuomenės yra darbuotojai arba patys save pasamdę. Jie viso labo dalinasi 5% pasaulio pinigų ir vienas jų labai toksai aspektas juos jungia. Jie parduoda laiką už pinigus. Ir jeigu tie žmonės nori kuo daugiau užsidirbti, jie tuo daugiau savo laisvo laiko turi parduoti, už kurį gauna atlyginimą. Ir jeigu jie sekantį mėnesį neišeina į darbą, jie sekantį mėnesį atlyginimo negauna. Tai reiškia, iš tiem žmonėm, ką mes galim pasiūlyti, jų didžiausia vertybė.
apskritai viso pasaulio žmonių didžiausia vertybė yra laisvė. Ir būti laisvės laiku, tai reiškia, kad gauti pajamas ne už valandą, už prieš tai atliktą darbą. Ir šitiem žmonėm mes galim pasakyti, žiūrėkit, prisijungit pas mus, jums nereikės pardavinėti savo darbo valandų ir gauti atlyginimą. Jūs galite investuoti savo darbo valandas į klientą, nuo kurio jūs kas mėnesį gausit po truputėlį, bet pajamų. Ir jeigu tas klientas pasirinks ten 6 mėnesių prenumeratų, jūs kaip minimum 6 mėnesius gausit atlyginimą. Jeigu turėsite 100 klientų, jūs gausite nuo 100 produktų atlyginimą. Jeigu jūs turėsite komandą, kurioje 1000 klientų arba komanda, kurioje 10 000 klientų, jūsų pajamos bus tokios didelės, kad jūs tikrai viršysite verslininko pajamas. Nuo kogi reikia verslininkui? Verslininkui, aišku, reikia sveikatos, verslininkui, aišku, reikia laiko laisvo, nes kuo didesnis verslas, tuo dažniausiai mažiau laiko lieka. Taip pat verslininkui reikia pasyvių pinigų. Tai va šitiem dviem grupėm, verslininkam ir investuotojam, mes tikrai galim pasiūlyti neribotas pajamas, kur visą techninį darbą daro įmonė Zinzino, o mes investuojame savo laiką į komandos plėtrą ir į vartotojų suradimą tam, kad gautumėm ilgalaikės pasyvias pajamas. Ir čia atsiranda tada ir sveikata, ir laisvas laikas, ir ilgalaikės stabilios tikrai didžiulės pajamos, priklausomai nuo to, kokį verslą jūs norite išvystyti. Taip kad pagalvokite apie tai, kaip jūs suskirstysit savo potencialius verslo kontaktus, su kuriais norėtumėte vystyti verslą, į darbuotojus, pačius save pasamdžiusius, verslininkus ar investuotojus. Ir pasiūlykite jiem to, ko jie niekada negalės atsisakyti, nes jie labai labai to trokšta ir labai to nori. Na ir toliau keliaujam, prioritizacija pagal asmenybių tipus. Reikia nepamiršti, kad mes visi esame skirtingi, tačiau tuo pačiu mes esame ir panašus. Ir mūsų Express Starto 192 puslapis kalba apie asmenybių tipus. Yra toksai Big Al Schreiteris, kuris suskirstė žmonės pagal asmenybių tokius tipus – geltoną, žalią, mėlyną, raudoną. Tai iš tiesų, ką tai galėtų pasakyti? Aš tik žiūriu, kad laikas, kadangi labai tirpsta, tai palikim tipus tada pasiskaityti ir tada eikim prie paskutinio punkto. Taip. Tai iš tiesų yra 4 tipai, kurie, verslui labiausiai, sakyčiau, visi jie tinkantis verslui jūsų komandoje, tačiau kiekvienas iš jų atspindi skirtingus vidinės savybės, asmenybės savybės ir jūs apie tai pasiskaitę, pagalvoja apie savo asmeninius kontaktus, geriau suskirstysit juos į asmenybių tipus ir taip kalbantis su jais apie verslą, jums bus aiškiau, ką pirmų numerių pakviesti verslą, ką antrų, ką trečių numerių, su kuo vystysit verslą, kas bus toksai vadovas ir siekiantis tikslų, kas tiesiog norintis padėti pasauliui, sveikai gyventi ir sukurti pasauliui gerovę. Na ir paskutinis prioritizacija, kur šiandien aš suskirčiau, jų galėtų būti ir daugiau, tai pagal kontakto svarbumo įvertinimą. Arba pagal tai, kaip mes patys save vertiname Zinzino. Kartais taip atsitinka, kad mes, kai prisijungiam į verslą, mes vertinam savo galimybės. Mums tai galimybė vystyti verslą ten bus 4, kitas sako, man 6, aš tai kitas sako, kuris labai ambicingas, 9, man tikrai tai pavyks. Ir kai mes kviečiame savo kontaktus, mes taip pat maždaug, remiantis nuo savo vidinio įsivertinimo, mes maždaug kviečiame ir tos žmonės. Ir jeigu mes matom, kad mums lengviau būtų pakviesti, patys esam 6-tukas, tai aišku, kad mums lengviau būtų pakviesti prisijungti 4-tuką, 5-tuką, 3-tuką. Tik kartais taip gali atsitikti, kad jūsų komandoje dažniausiai ir atsiras tie 4-tukai, 5-tukai, 3-tukai ir tokiu būdu tas verslo potencialas nebus toksai stiprus. O mes norim tą verslo potencialą sustiprinti. Mes norim, kad mūsų verslo potencialas pas kiekvieną būtų tikrai labai aukštas. 8-tukai, 9-tukai, 10-tukai. Ką aš siūlyčiau tokiu atveju? Pasižymėti tos žmonės, kuriuos jūs vertinate truputėlį aukščiau negu save, pažymėti atskirai ir su tai žmonėmis būtinai vestis mentorių, sponsorių savo, kuris jūs pakvietė į verslą, kad tie susitikimai vyktų kartu.
ir pagalvoti netgi kartu su juo atsisėdus, su tuo mentorium, apkalbėti tuos potencialius savo komandos narius, kuriuos jūs norėtumėte kviesti, kad galbūt jūs parinktumėte jiem specialų pasiūlymą, specialų pateikimą, specialią vietą. Na, iš tikrųjų apgalvotumėt kiekvieną žodį ir kiekvieną žingsnį priklausomai ir kaip jūs būsite apsirengę ir ką jūs jam sakysite, kodėl jį kviesite ir kas jam galėtų būti įdomu. Taip kad prioritizacijų yra tikrai skirtingų, jos labai svarbios. Aš linkiu jum persižiūrėti šitą skaidrę ir vėliau pasvarstyti, kuris iš šių prioritizavimo būdų jums tinkamiausias arba panaudokite visus juos. Ačiū. Ačiū labai Jonui ir čia tai, ką aš būtent paminėjau, kad galima nesąmoningai rinktis, su kuo dabar sukontaktuoti, nesąmoningai, tai reiškia, kas atėjo į galvą, tam ir skambinu. Tai ką Jonas parodė, tai yra kaip sąmoningai valdyti šitą procesą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nusistatyti kriterijus kažkokius ir kontaktuoti, na pavyzdžiui, jeigu jūsų sąraše jūs nustatot, kad kažkoks skaičius žmonių yra, tokie nelabai perspektyvūs, ne? O kitas sąrašo dalis yra labai labai perspektyvus. Tai sąmoningai galbūt galima ir su nelabai perspektyviais eiti susitikti su tikslu pasitreniruoti. Jeigu labai netikrai neužtikrintai jaučiatės, tai jūsgi galite susitikti ir nieko blogo nenutiks, nes ar taip jie nelabai perspektyvūs, jums bent jau taip atrodė, ne? Bent jau jūsų įsivaizdavime galbūt nieko blogo, jeigu ir sugadinsit tą susitikimą. Tuo tarpu su tais, kur jums labai jums svarbus susitikimas ir galbūt norite pasitreniravę. Arba gali būti ir kitų būdų, kaip jūs savo paaiškinat, kodėl jūs sąmoningai su vienais ar kitais susitinkat. Tai kągi, šiandien matau, kad laikas sutirpo akimirksniu, tikiuosi, kad ir jum taip pat, kaip ir mum, nes mum tai atrodo, kad jis tiesiog dingsta tas laikas. Norisi tiek daug dar pasidalinti ir bus tų progų, tai mes pranešime partnerių mokymai LT sekantį tokį BPS-ą, kuris skirtas startuojantiems. Tai ateityje BPS-ų bus ir daugiau, mes sieksime daryti BPS-us ne tik startuojantiems, bet ir pažengusiems. Tai bet šis BPS-as yra startuojantiems. Tai pratęsime tikriausiai jau po naujųjų metų, po kalėdų ir naujų. Sveikinu jūs visus su artėjančiom šventėmis ir pranešim turbūt jau anksčiau dabar, o sekantis susitikimas ir naujokų pratęsimas starto visų svarbiausių temų bus iš karto po naujųjų metų. Tai ačiū Jums labai už dalyvavimą, nuoširdžiausiai sveikiname visus ir iki greito pasimatymo. Ir beje, sausio mėnesį renginys, į kurį atskrendame ir Ina, ir aš, ir žinau, kad bus ir Gintas, ir Jonas, ir daugybė kitų lyderių. Taigi lauksime visų Kaune BLC verslo centre. Tai iki greito pasimatymo kitam BPS-e. Iki. Linksmų švenčių. Galite įsijungti mikrofonus, jeigu norit pasveikinti kitus, tai drąsiai. Ačiū, gražių švenčių. Ačiū. Labai gražių švenčių. Ačiū visiems. Linksmų švenčių. Ačiū. Ate. Martynai, ate. Viso.